Sveiki visi! Šiame video jums norėjau parodyti puslapį, iš kurio aš pirkau gumytes. Tai yra superkrautuvėlė.lt. Ir jame pavyzdžiui yra paspaudę šoniniam kraštelį lumbans apyrankės. Išmeta lumbans rinkiniai ir lumbans, tai yra rinkiniai su defektu. Jeigu paspausite lumbans rinkiniai, jums išmes tik tais rinkinukus. Tai yra dėžutėse, kur yra rinkinukai. O jeigu paspausite lumbans apyrankės, tik tais, čia meta 2 puslapius ir jame yra štai tokios ilgos staklės, štai toks kabliukas, kurį aš pirkau, čia plasmasinis, čia yra kareiviškos, parašyta gumytės, karaliukai apyrankėms. Toks rinkinukas, dar čia dėžutės taip atrodo, kaip ir anam puslapį. Ir štai čia yra papildomos gumytės perliukai, kurių yra 100 vienetų, o čia yra 300 vienetų. Ir jeigu, pavyzdžiui, paspausite ant šio, išmeta štai taip šonelyje, išmeta spalvas, kurias galite užsisakyti. Taip, o čia yra papildomos 600 gumytės ir 300. Ir jeigu paspausite ant gumyčių, čia taip pat šonelį meta visas gumytes pagal spalvos numerį. Pavyzdžiui, pasirenkat gumytes, čia paspaudžiate 2 numeriukas ir paspaudžiate numeriuką, kiekį ir į krepšelį. Ir taip pat yra visų spalvų, kokių jūs tik norite, galite pasirinkti. Tai taip aš užsisakiau gumytes, savo gumytes, kurias jums rodžiau. Ir aš ėmiau daugiau spalvotas negu taip 2 spalvės. Ir pakeliais yra apsimoka labiau pirkti, negu pirkti dėžutę. Nes dėžutėje čia sumokėsite 7, pavyzdžiui, eurus už šią dėžutę. Aišku, galima pirkti su dėžutę, patogiau yra laikyti dėžutėse. Taip, ir dar, taip vat, ir yra 2 puslapiukas. Ir antram puslapėlį yra, taip pat išmeta tų 600-300 gumyčių. Rinkinukas su laikrodžiu, čia yra rinkiniai su defektu nesulūžusi dėžutė, spalva keičiančios gumytės ir staklės. Tai aš šias staklės užsisakiau, jos yra kaip ir originalios ir visai kitokios struktūros negu tos, kurios pas mane yra, jos buvo pas mane tik rinkiniai. Yra papildomi kabliukai, jeigu jūs norite užsisakyti. Ir čia dar būna pakeliais, bet aš nelabai supratau. Pakeliais gumyčių kažkaip gaunasi pigiau. 52 centus už 3 pakuotės, bet nelabai supratau, kaip čia pasirinkti. Nes čia tos pačios po 1 spalvą, o leidžia kiekį, tik tai spalvos nepasirinksi. Tai nežinau kaip.
Tai štai, toks mano video. Jeigu taip pat, pavyzdžiui, spalvą keičiančios gumytės rodo, kad yra 3 spalvų, bet duoda pasirinkti tik tais mėlyną spalvą. Tai va. Tai štai tokios tokelės, tokie reikaliukai, toks puslapis. Ir spauskit patinka, prenumeruokit mano kanalą ir laukit kitų video. Iki!